Naudodamiesi S+ fiksuoto telefono ryšiu, jūs ne tik sumažinsite išlaidas fiksuoto telefono ryšio paslaugoms, bet ir naudositės papildomomis paslaugomis, turimaisiais trumpaisiais vidiniais numeriais, skambučių peradresavimu, skambučių eilės sudarimu, pokalbių perklausimu ir dar daugelį kitų paslaugų. S+ fiksuotas ryšys suteikia galimybę įmoniai bei jos filialams skirtingose pastatuose ar miestuose sujungti bendrą telefono tinklą. Tokiu būdu jūsų įmonės darbuotojams bus patogu susisiekti, jie tarpusavyje kalbėsis nemokamai, net su tais, kurie yra kitose įmonės filialuose. Įmonė gali naudotis bendruoju telefono numeriu. Esant būtinybei, skambučiai bus peradresuojami kitam filialui ar skyriui. S+ fiksuotas ryšys suteikia galimybę neprisirišti prie telefono kiekio, abonentinio numerio, geografinės padėties. Jau minėjome, jog naudojantis S+ fiksuoto ryšio paslauga, jums nereikės investuoti perkant naują telefono stotelę bei mokėti atlygį specialistui už jos priežiūrą. Tai galėsite atlikti patys, naudodamėsi patogia valdymo forma, kuri pasiekiama per interneto naršyklę. Prisijungę prie S+ fiksuoto ryšio valdymo aplinkos, jūs matysite visą informaciją apie naudojamas virtualios stotelės paslaugas. Keliais numeriais disponuojate, kokius trumpuosius ir ilguosius numerius turite, bei kokias funkcijas esate pasirinkę. Šias funkcijas galėsite pats keisti ar koreguoti. Šią informaciją disponuosite tik jūs vienas. Kaip veikia S+ fiksuoto telefono ryšio sistema? Tarkime, jūsų įmonė turi 4 filialus. Visi šie filialai turi vieną bendrą ilgąjį numerį. Sistemoje jūs pasirinkote, kad įeinantis skambutis pirmiausia nukreipiamas į pirmąjį filialą. Tačiau tuo metu nieko nėra. Tuomet skambutis automatiškai nukreipiamas į antrąjį filialą. Tačiau ir ten šiuo metu darbuotojas negali atsiliepti. Tuomet skambutis nukreipiamas į trečiąjį filialą. Atsiliepęs trečiasis filialo darbuotojas ir pasikalbėjęs su klientu supranta, kad jam gali padėti 4 filialo darbuotojas. Tad jis peradresuoja skambutį 4 filialo darbuotojui. Ši sistema patogi ne tik įmonės darbuotojams, bet ir jūsų klientams, ypač kai susidaro įeinančių skambučių eilės. Ši sistema leidžia nukreipti įeinančius skambučius tam darbuotojui, kuris tuo metu gali atsiliepti. Esant būtinybei, galite pasirinkti funkciją automatinis balso palydovas. Jis leidžia mygtukais pasirinkti pageidaujamą skyrių ar filialą. Taip pat galite sukurti išeinančių skambučių maršrutus. Pavyzdžiui, vadybininkų grupė skambina į linijas palankiausiais tarifais. Galite sudaryti linijų prioritetus, kad nereikėtų laukti, kol kolega baigs pokalbį. Jeigu norite, galite bet kada pasižiūrėti, į kokius numerius skambina jūsų darbuotojai. Pasirinkę trumpąjį numerį, laikotarpį, kuris jūs domina, matysite, kada, kur ir kiek laiko bendravo konkretus jūsų darbuotojas. Patikslinę paiešką galite matyti, koks trumpasis numeris skambino, bei jo visą pokalbio ataskaitą. Pageidaudami galite užsisakyti ir papildomas mokamas paslaugas. Pavyzdžiui, pokalbių įrašymo, virtualaus fakso, automatinio balso palydovo, laiko sąlygų ir kitų. Pasirinkę paslaugą pokalbių įrašai, galite parsisiųsti norimo numerio telefono įrašus ir juos perklausyti. Užsisakę paslaugą virtualus faksas, sistemoje matysite, iš kur buvo siunčiamas faksas, tai yra siuntimo laikas, siuntėjo numeris. Jums siunčiamas faksas keliauja į jūsų elektroninio pašto dėžutę. Taip pat galima parsisiųsti faksą iš šios sistemos. Be to, fakso siuntimas yra fiksuojamas sistemoje ir saugomas. Tiek trumpai apie S+ fiksuoto telefono ryšio paslaugas. Daugiau informacijos sužinosite paskambinę telefonu arba apsilankę S+ verslo aptarnavimo skyriuje adresu Tilžės gatvėje 74. Gerų pokalbių su S+ fiksuotu telefono ryšiu.